Tai gerą dieną jaunimas, sveiki sugrįžę į Kripto Mėnulio kanalą. Ši laidelė bus kitokia, nes keliausim po Europą su kripto prieskoniais. 3-4 važiuojam. Pirma stotelė buvo už 1600 km nuo mano namų esančiam Dortmunde, kur didžiausiam Vokietijos stadione, talpinančiam šiek tiek virš 80 000 žiūrovų, vyko Web3 kripto konferencija. Tiek kilometrų išvargina ir atvažiavus pačio miesto apžiūrėjimas baigėsi man ties turkiško doner kebabo sukirtimų centre. Anksti griuvau į lovytę, nes konferencija startavo nuo 9 val. Ryto. Nors speakerių buvo labai daug, aš tikėjausi, kad dalyvių bus daugiau. Viskas vyko gražiai palei grafiką, buvo 3 stage'ai, tai reikėjo palakstyti, kad pamatyti norimus pranešėjus. Prisirinkau nemažai sparnuotų frazių. Startupo stage buvo įrengtas tiesiog pube, ko žavėjosi main stage pranešėja amerikietė Crypto Megan. O vienas standas buvo, kuris siūlo Bitcoin kasimą. Staptelėjau, pradėjau apžiūrinėti minerius ir bičiukas klausė, ar esu girdėjęs apie Bitcoin kasimą. Atsakiau, kad taip, nes pats kasiau prieš 10 metų. Tas pakeltais antakiai sako, o, geras, ar gali papasakot, kaip buvo su miningu tadaise? Smagiai papliurpiam. Jų kompanija siūlo BTC miningą 4 šalise, iš kurių pigiausia elektra yra Etijopijai, apie 5 euro centai už kilovatvalandę. Jie ima 100 eurų per mėnesį minerio aptarnavimo mokestį. Apie MiCA regulations tarp speakerių buvo atstovai iš Europos centrinio banko ir Europarlamento. Net nepatogu klausytis jų buvo, nes iš kūno kalbos atrodė, kad patys nelabai tiki tuo, ką sako. Labai patiko, kad po pranešėjų kalbos jos galima nuėjus pasišnekinti ir kiekvienas labai noriai bendrauja. Vienas pranešėjas, nebepamenu iš kurios kompanijos, labai rekomendavo atkreipti dėmesį į Sky Computing temą, nes sakė, kad jie dabar investuoja į tai. Na, pats skaniausias standas buvo Kripto džino baras. Dėl kontento teko užsisakyti vieną kokteiliuką. Nors su kripto jie tiek ir turi sąsajų. Priima atsiskaitimui ir ant Cardano blockchaino galima pamatyti, kada yra išpilstyta į butelius. Įdomių speakerių buvo, net iš Metos ir Google'o, ir visi iki vieno pasakoja apie daug didesnės galimybės ateityje naudojant blockchainą. Su BitGo kompanijos vienu iš direktorių stovėdami eiliai po smoltoko įsikalbėjom ir jis pats pradėjo bambėti dėl europinių skaitmeninio turto reguliacijų, nes 15 minučių prieš jis buvo tarp speakerių tą temą. Sakė, visai kitaip kalbėčiau, jei nebūtų mikrofo ir kamerų. Dar paklausė, kokiais vėjais aš čia priklydau, pasipasakau apie savo kelionę ir kad toliau planuoju į Lugano važiuoti. Jis iškart pradėjo rekomenduoti užsukti į mane girdėtą Zug miestelį Šveicarijoje ir aplankyti vieną restoraną, kur renkasi vietinė kripto bendruomenė. Į VIP bilieto kainą įėjo ir stadionų turas. Taip papietavęs galvoju, reik pasijungti. Pati pradžia nieko įdomaus nežadėjo, nes nesu didelis futbolo fanas, o ir turas vyko vokiečių kalba. Jau pradėjau galvoti, kad reikia nuslysti ir grįžti į konferenciją. Visa laimė, kad pasilikau, nes tikrai netikėjau, kad tie giliai leis pašniukštinėti. Galima apžiūrėti ne tik žaidėjų dušus ir rūbinę, kur su nuotraukom sužymėtos kiekvieno sportininko vietos, bet ir pačiam stadione pasidėti ir pasiselfinti ant jų atsarginio suolelio kėdžių. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Konferencijos afterpartis buvo bariuke šalia stadiono. Mane turbūt labiausiai nustebino konferencijos dalyvių amžius. Gerokai virš 40 jaunimo susirinko. Po 2 naktų Dortmunde pasileidau į pietus link Lugano. Buvo mano pirmas kartas Šveicarijai ir nors esu nemažai atrodo pakeliavęs po pasaulį, bet ši šalis maloniai nustebino su įspūdingais kalnų vaizdais ir idealia tvarka. Pirma nakvynės stotelė buvo rekomenduotas Zug miestelis, dar vadinamas Tax Haven dėl palankių mokesčių įmonėms. Paslampinėjau gerą valandą po senamiestį
ir nepamačiau nei vieno apleisto ar su atsilupusiais dažais namo, o kai kurie jų pastatyti dar 15 amžiuje. Pagal rekomendaciją susiradau tą kripto įmonių pastatą ir jų restoraną, kur vyksta susitikimai. Užėjus padavėja klausė, ar turiu rezervaciją, sakau ne, ir klausiu, ar šiandien vyks koks kripto mytas. Atsakė, kad ne, toliau bėriau klausimus ir jin pakvietė menedžerį, nes nebesuprato, apie ką aš kalbu. Menedžeris buvo ypatingai draugiškas, viską paaiškino, kad esu tinkamai vietoj, tik netinkamų laikų, nes sekantis mytas bus tik už 3 dienų. Pasirodo ten uždaras klubas, bet sako, einam parodysiu, kur viskas vyksta. Nusivedė į kitas patalpas su juodom užuolaidom ir stovimais staliukais. Man pasirodė kaip sektos susitikimų vieta. Dar atsisveikinant, užrašė ant lapuko, kur kreiptis, jeigu norėsiu prisijungti. Sekanti stotelė palei planą Luganas. Buvo savaitgalis ir pakliuvau į didelius kamščius, nes daug europiečių pradėjo kemperių sezoną ir visi dūmė link Italijos. 200 km važiavau apie 6 valandas. Bet per daug nesikeikiau, nes turėjau sočiai laiko žvalgytis į kalnus, senovinius medinius kaimo namelius ir karvę su skambalais po kaklu. Lugano senamiestis stipriai skiriasi nuo Zug. Ir turistų čia labai daug. Kainos tai įspūdingos. Miesto aikštėje esančiai kaviniai galima sukirsti sumuštinį už 35 eurus. Pasisekė su oru ir visą savaitgalį galėjau po miestą šlaistyti su maikute. Susiradau vietą, kuri nuomoja katerius pasiplaukimui po ežerą, nes ant rytojaus planavau pažvejoti. Sekmadienį ant pietų grįžau į tą nuomos punktą ir užsibukinęs kateriuką ėjau pasiimti savo žvejybos reikmenis į mašiną. Gaila, kad laivo teisų nepasėmiau kelionę, tai galėjau nuomotis tik 8 arklių pirpalą. Kol grįžau pas tą nuomotoją, jau buvo kažkoks draugelis atėjęs pasipuošęs ir jis man sako, kad va, tas draugelis yra geras žvejys ir tau pasakys vietas, kur ir ką žvejoti. Tas iškart kibo apžiūrinėti mano masalus ir ant žemėlapio žymėti iksus, kur sustoti, kokiam gilyje ir ką gaudyti. O giliai tai nesveiki ten, net iki 290 metrų. Žiūriu, tas bičas toks užsivedęs, tai paklausiau, o ką tu veiksi dabar? Sako, ai, su draugė metinės šiandien švesim, tai einu į miestą žiedą į dovanų nupirkti. Sakau, o nenori kartu pažvejoti? Jis pakėlė akis į viršų, kažką paskaičiavo ir po 2 sekundžių sako, okei, einu pasiimti meškerę. Pasisekė, nes su kateriu gavau ir gidą. Nors plaukiant turistams yra taisyklė, kad neplaukti arčiau nei 100 metrų prie kranto, bet kadangi jis vietinis, tai priplaukė prie pat prabangaus kazino krantinės Italijos pusėj, nes sakė, ten geriausia vieta starkiams. Puikiai praleidom laiką ir nuo tų vaizdų į kalnus gali ir pradėti žaksėti. Tik gaila, kad nieks neužkibo per tas 2 valandas. Ai, jis betupinėdamas susiplėšė savo išeiginių kelnių užtrauktuką. Tai plaukiant atgal tarp mano žvejybinių rakandų, rado porą karabinų, susitvarkė savo kelnes ir plaukė su šypsena, kad galės eiti į centrą ieškoti pupai žiedo. Šiek tiek paturistavau po miestą, buvau įlindęs į porą bažnyčių ir užsikėliau į šalia ežero esantį kalną. Daug verslų, kurie priima BTC atsiskaitimui, sekmadienį nedirbo. Tai kaip ir Salvadore teko užsukti į McDonald'ą. Čia situacija prastesnė. Prie savitarnos aparato neradau ką spausti, kad atsiskaityti BTC. Klausiau pagalbos pas salės darbuotoją, jin pakvietė kitą, tada su tais abiem pas dar vieną, kol galiausiai iškvietė menedžerį. Tada paaiškino, kad reikia spausti atsiskaityti prie kasos, o atėjus sakyti, kad nori sumokėti BTC. Ok, sakau, einu užsisakyti. Menedžeris tuo tarpu pradėjo apžiūrinėti tą atsiskaitimo aparatą ieškodamas bitkoino. Vis tiek gavosi taip, kad aš turėjau suspaudinėti tą aparatą, kad galėčiau susimokėti Lightning tinklu. Ant ežero kranto porai naktų išsinuomojau vietą kempinge, nes nebuvau turėjęs patirties apsistoti kemping site. Labai geros kokybės šveicariški kempingai, o už naktį mokėjau 40 eurų kažkur. Toliau keliavau į Italiją ir pakeliui staptelėjau prie Garda ežero esančiam senoviniam Sirmione miestelyje, kuris turi labai gražią pilį ant vandens. Pavalgiau, pasivaikščiau porą valandų, nusipirkau ledų, lauktuvių ir pagal rekomendaciją planavau važiuoti rytinę ežero pakrantę, kuri turi vieną gražiausių kelių pasaulyje. Pravažiavau pusę kelio ir užsukau nakvynei į kempingą. Savininkas turėjo pasidaręs lieptelį į ežerą ir parodė nuotrauką, kad vienas turistas prieš porą dienų pagavo 4 kg lydeką. Tiek man ir tereikėjo.
Nuo mašinos užgesinimo po 8 minučių jau lipau ant to liepto ir ieškojau plėšrūnų. Vanduo skaidrus, gylis didžiulis, fone kalnai, pasaka. Sekančią dieną planavau užsukti į Veroną ir Veneciją, nes abu miestai buvo pakeliui, bet visą dieną nuo ryto rodė stiprų lietų, tai nusistačiau kryptį link Budapešto. Oras buvo baisokas, net krušos pakeliui gavau. Tądien susukau apie 730 km ir apsistojau 1200 vietų turinčiam Vengrijos kempinge prie Balaton ežero. Po tiek kilometrų jau tingėjau vakarienę darytis, tai šalkėsi jau į kempingo restoraną, bet jis jau buvo uždarytas. Su recepcijai dirbančiu jaunuoliu labai sutapo auras ir jis telefonu man užsakė kebabo delivery. O ko laukiam, įsiplirpėm apie kripto reikalus. Sakė, dar 2018 metais pradėjo savo pirmosius žingsnius toj srity, bet per paskutinį bear marketą visai apleido kripto temą. Pamotyvavau jį stiprokai dėl Bitcoin ir dar vieno koino. Jau atėjo jo pakeisti naktinę pamainą, o mes dar valandą tarškėjom. Kitą rytą atsisveikinant sakė, kad grįžęs iki 3 valandų nakties prie kompo sėdėjo. Na, o po 6 iš eilės naktų ant čiužinio buvo pats laikas ir 5-star hoteliui Budapešto centre. Pirmas mano vizitas šitam mieste ir tikrai likau sužavėtas įspūdingos architektūros. Neveltais vadinamas Rytų Paryžium. Po greito čekino ir dušo išsikvietęs taksi lėkiau prie pirmosios pasaulyje Satošio skulptūros. Taksistas papuolė šnekus, klausinėjo iš kur esu, kokiu tikslu jo mieste atsidūriau ir taip toliau. Išgirdęs, kad tik dėl tos skulptūros iš centro varau į tą biznis parką, kuriam pastatytas Satošis, jis prunkštelėjo ir kažką savo panosim paburbėjo. Kaip supratau maždaug, dar vienas durnelis. Biški susibėsinau. Nors gal ne biški. Jei prieš 10 metų nesistengdavau atstovėti prieš Bitcoin lyginimus su piramidė, tai dabar drąsiai galiu šokti į tokius ginčus. Sukibirkščiavau keliais sakiniais ir likusi kelią nebesikalbėjom. Manau, kad kiekvienam bitcoineriui verta aplankyti tą vietą. Pirmą kartą gyvenime tiek laiko praleidau prie skulptūros ir visas 20 minučių buvau išsišiepęs. Vėliau grįžau į centrą, kur planavau aplankyti Bitcoin barą, bet atvykus žiūriu, tose patalpose vyksta remontai ir jau kaba naujas pavadinimas Kebab Shop. Nepaėjo biznis. Besibraižydamas radau maisto furgonų gatvelę, kurioje užkandau iš meksikietiškos virtuvės. Netyčia priklydau į vietą, kur daug barų, daug lipdukų ir gyva muzika. Aišku, negalėjau nepalikti ir Bitcoin pėdsako. Vakarui pasirinkau bariuką pavadinimu For Sale Pub. Čia apsilankius reikia ant lapuko parašyti savo norą, palinkėjimą, reklamą ar net skelbimą ir prisiekti prie milijono kitų lapelių. Įdomu, kaip jie prieš gaisrinę praeina. Beje, tame bare valgant žemės riešutus yra būtina mesti lukštus ant žemės. Sutemus nuo Laisvės tilto, pastatyto 19 amžiaus pabaigoje, dar apžiūrėjau vakarinį Dunojų. Viešbutis Pusrytukus duoda 4 aukšte esančiai saliai su labai aukštom lubom. Žmonės prieš pasimdami lėkštes pradžiai su nuotraukom apsiformina. Orelis Budapešte buvo labai geras ir temperatūra rodė +27. Mano dienos planas buvo tik apsilankyti ir nusiprausti didžiausiose gydomosiose baseinuose Europoje, kurie įkurti daugiau nei prieš 100 metų. Bet prieš tai vienas iš bucket listo dalykų – Beer Spa, kuris turi kraniuką su unlimited alum. Buvau very happy ir jei neturėčiau ausų, turbūt būčiau šypsojęsis aplink visą galvą. Architektūra ir čia labai įspūdinga. Visą pusdienį prasivoliojau ten ant gultų, įdegiau, privalgiau ir net buvau paklydęs tarp pastogų esančiose baseinuose, ieškodamas išėjimo lauk. Vakarui galvojau iškišti nosį į naktinį gyvenimą, bet po visų baseinų, pirčių, raudonais žandais parėjau į hotelį ir bevalgant vakarienę ant stogo terasoj atpūtė juodus debesis su stipria liūtim. Tai persigalvojau ir kritau į lovą pasilepinti, nes iš pat ryto laukia 1500 kilometrų kelionė namo.
Taigi šitoj kelioniai neparagavau visai naktinio gyvenimo. Be Lietuvos pravažiavau per 8 šalis ir 2 iš jų, Šveicariją ir Vengriją, aplankiau pirmą kartą. Visas ratas gavosi 5400 km. Kaip ir buvau sakęs, be 2 nakvynių Dortmunde daugiau nieko nebuvau užsirezervavęs, tai didžioji dalis kelionės nakvynių buvo bukinama atvykus į vietą. Kol kripto rinka ramybės būsenai, nepamirškit ir jūs pasidžiaugti vasarą, paatostogauti. Na, į šį kitokią kripto kelioninę laidelę patiko, tai spaudžiam laiką. Iš mane šiandienai bus tiek, iki kito karto ir bye bye.